Sveiki visi, ačiū, kad prisijungei prie mano podcasto One Way vienas kelias. Šiandien aš kalbėsiu apie tą tikrą ėjimą su Dievu ir kodėl tai yra labai svarbu mūsų gyvenime ir kodėl mes turim tikrai pasitikėti Dievu kiekvienam etape mūsų gyvenime, nesvarbu kaip aplinkybė atrodys. Tai aš šiandien, kaip ruošdama šitam podcastui, kažkaip turėjau širdį Danieliaus knygą ir aš dabar labai daug laiko leidžiu skaitant Danieliaus knygą, nes jinai taip aiškiai kalba apie tą tikėjimą, tą tikrą tikėjimą. Danielius buvo toks talentingas, bet jis pirmoj vietoj visada dėjo Dievą pirmą ir jis taip mylėjo Dievą ir nesvarbu per kokias situacijas jis eidavo, jis visada žiūrėdavo į Dievą, jo akis niekados nenueidavo nuo Dievo ir kažkaip aš turėjau širdį pakalbėti apie tą tiesiog tą kas tas tikras ėjimas su Dievu yra. Nes aš manau, kad labai daug krikščionių ir religijų ir tiesiog žmonės, kur turi tą žinią apie Dievą, bet jie nesupranta, kas iš tikrųjų yra tas ėjimas su Dievu. Man asmeniškai per savo gyvenimą dabar, per ką einu, per situacijas, aš dabar suprantu, su Dievu mes kaip einam per blogas ir per geras situacijas, mes visada turim jį dėti pirmą ir man kartais tai yra labai sunku. Man labai yra sunku kartais dėti jį ir fokusuoti tik tai ant jo, nes atrodo tokios situacijos ateina baisios arba kažkaip mes taip nesitikėjom ir tada galim klausti tuos klausimus, Dieve, kodėl? Kodėl taip vyksta? Aš galvoju, kad tu mane myli, aš galvoju, kad tu dėl manęs rūpinėsis ir aš nežinau, gal tu klausaisis ir tu randiesis tokoj situacijoje, kur tau yra labai sunku. Ir atrodo, kad niekas tavęs nesupranta ir draugės turi ir viskas gyvenime kažkaip tu gal turi tas geras aplinkybės, šeimą ir draugės ir aš taip suprantu, kad Dievas tik tai gali mums padėti. Kaip tos situacijos ateina, tik tai Dievas gali mums padėti. Ir aš trumpai papasakosiu apie Danielių. Danielius padėjo karaliui vadovauti karalystę ir jis buvo labai svarbus žmogus karaliui ir jis buvo protingiausias. Jis viską žinojo, kaip idealiai daryti ir kiti aplink jį, tie, kur su juo dirbo, labai pavydėjo ir jie norėjo surasti kažką apie jį, kad jie galėtų apkaltinti jį. Jis buvo pats geriausias darbuotojas, jis nieko blogo nedarydavo ir jis labai mylėdavo Dievą. Ir kaip kiti bandė apkaltinti jį, jie nieko nerado. Ir jie žinojo, kad jie tik tai gali rasti, jeigu su jo tikėjimu kažkaip jie tik tai taip galės jį apkaltinti. Tai jie padarė tokį įstatymą su karalium, kad per 30 dienų niekas toj karalystėj negalėtų garbinti kitą dievą, bet tik tai tą karalių. Ir karalius pritarė tai ir Danielius žinojo, kad jie padarė šitą įstatymą, bet jis vis viena ėjo ir jis vis viena turėjo tą santykį su Dievu, nesvarbu kaip aplinkybės atrodė. Jis nuėjo ten, kur jis gyveno ir langai buvo dideli ir jis atsiklaupė ir dėkojo Dievui. Ir parašyta, kad jis 3 kartus per dieną jis taip darydavo, nes jis tiek meilės turėjo Dievui, jis buvo toks artus su Dievu. Ir tie
kur norėjo jį apkaltinti, jie rado jį ir apkaltino ir paskui jie įdėjo jį į tą nežinau kaip lietuviškai, bet aptverė jį su liūtais ir uždarė ir karalius labai buvo liūdnas ir jis sako, jeigu tavo Dievas yra tikras, aš meldžiu, kad jis tave išgelbėtų. Ir Danielius nebuvo suvalgytas liūtais ir jie net negalėjo prisiliesti prie jų, nes angelai buvo su juo ir karalius visą naktį nemiegojo, jis tiek ramybės neturėjo, nes jis taip mylėjo tą Danielių. Ir tada jis atėjo kitą rytą ir atidarė ir pamatė, kad jis nesuvalgė, kad tie liūtai nesuvalgė jį. Ir tada tas karalius sakė, čia tikrai tavo Dievas tave išgelbėjo. Ir va šitas istorija buvo liudijimas visiems, parodyti, kad Dievas yra galingas, kad Dievas yra virš visų dievų ir jis net gali mus išsaugoti nuo liūtų. Ir ką man šita istorija rodo, kad mes neturim bijoti, nesvarbu kokios situacijos ateina, nesvarbu kaip baisiai jos gali atrodyti. Ir galbūt jinai neišsispręs taip, kaip mes norim. Aš manau, kad Danielius toj vietoje jis galėjo tikrai sakyti, Dieve, kaip tu galėjai taip man padaryti, kad aš dabar su liūtais. Kaip tu galėjai tai padaryti, kodėl tu mane palikai? Mes kaip einam su Dievu, labai yra svarbu žinoti, kad Dievas yra su mumis. Dievas yra su mumis ir aš nežinau, kam tai reikia išgirsti, bet Dievas yra su tavim. Ir gal tu niekados neklausei, kad Dievas parodytų, kad jis tikras tau. Bet jeigu tu nori išgirsti, kad jis yra, kad jis myli tave, jeigu tu nori sužinoti, kad jis yra už tave, aš tikrai raginu tave pasimelsti ir tikrai tiesiog kalbėk su juo, kaip tu kalbi su draugais, nes jis viską apie tave jau žino, jis taip tave myli ir jis nori tą tikrą santykį su tavim. Ir nesvarbu per ką tu eini, jis tikrai bus su tavim. Ir aš žinau, kad savo gyvenime, man dabar 20 metų ir aš buvo aš žinau tokias 2 situacijas, kur tikrai galvojau, kad Dievas mane paliko ir apleido ir atrodo, kodėl taip įvyko. Ir aš esu tokia dėkinga, kad tos situacijos, kur iš išorės gali atrodyti baisiai ir atrodo, kad liūtai yra aplink mane ir tikrai tokios baisios situacijos, bet žinai, aš vieną tik tai žinau, kad Dievas buvo su manim ir Dievas leidžia dalykus vykti mūsų gyvenime. Ne todėl, kad jis mūsų nemyli, ne todėl, kad jis mūsų apleido, bet todėl, kad jis žino geriau. Ir aš žinau, gal tau yra labai sunku tai priimti, gal ta situacija atrodo, kaip čia gali būti Dievo valia. Bet aš meldžiu už tave ir aš meldžiu, kad tu pamatytum, kad ta situacija yra Dievo rankose. Ir tikrai, ir aš raginu tave, kad tu dar eitum giliau su Dievu į santykius su juo. Nes aš dabar pažiūriu atgal į tas situacijas, kur aš buvau. Ir aš daugiausiai augau per tas situacijas. Aš daugiausiai įsikabinau į Dievą ir supratau, kad net jeigu aš jokio daugiau žmogaus neturėsiu palaikymo, jeigu net visi prieš mane bus, aš žinau, kad aš turiu Dievą ir aš žinau, kad aš turiu visą jo armiją su manim ir aš nesu apleista ir Dievas niekados manęs neapleis. Ir tos situacijos tikrai parodė man, kad Dievas visada su manim bus ir jis niekados nepaliks mane. Ir tikrai ir tos situacijos, žinai, mes kaip įtikim ir einam su Dievu ir mes turim tos santykius su Dievu, tai nereiškia, kad blogi dalykai mums nebus ir blogios situacijos neatsitiks. Ir gali būti, kad mūsų tie norai ir prašymai nebus atsakyti taip, kaip mes norim. Bet tas ėjimas su Dievu nėra apie mus.
yra tik tai apie Dievą. Tai yra, mūsų kelias yra tik tai fokusuoti ant Dievo, nes jis yra gyvenimo prasmė, tik viskas yra apie jį. Jis tiek yra padaręs dėl mūsų. Ir mes kaip tą mintį ir fokusą pakreipiam nuo mūsų, bet į Dievą, tada mes galim eiti toliau su ramybe. Ir žinau, kaip situacijos ateina, yra labai sunku paleisti tuos mūsų norus ir kaip mes suprantam, ta situacija turi būti. Bet gale dienos Dievas žino geriau ir žinokit, aš kaip einu tokia keliu daugiau artėju su Dievu kiekvieną dieną, aš suprantu, kad viskas yra apie jį. Ir aš noriu daugiau eiti toliau, kad aš iš vis tą fokusą neturėčiau ant save, ant savo svajonių, ant savo norų, nes tai yra nesvarbu. Svarbiausia yra išlaikyti tos tikrus santykius su Dievu. Va čia kas yra svarbiausia, ar aš leidžiu laiką su Dievu kiekvieną dieną, ar aš iš tikrųjų atiduodu visą savo tos norus ir troškimus jam, kad jis kontroliuotų, o ne aš, nes labai daug kartų mes galim prisijimti ir uždėti tos norus ant savęs. Ir mes kartais nepasitikim, kad Dievas gali dėl mūsų išspręsti. Man asmeniškai su karjera yra labai, būna labai daug iššūkių, kur aš prisiimu tą atsakomybę, žinai, aš padarysiu, aš viską padarysiu, aš sukontroliuosiu, kur mano gyvenimas eis. Ir aš suprantu, kiekvieną kartą, kaip aš viską užsidėdu vėl ant savęs, man ramybė dingsta, aš tas tikėjimas, aš paskui pradėdu nepasitikėti Dievu. Bet tada, kaip aš suprantu, ne, čia nėra jau mano gyvenimas, čia yra jo gyvenimas. Ir jis mato viską, ir jis žino viską geriau. Ir aš kaip jam viską atiduodu. Ir aš sakau, Dieve, aš darysiu geriausiai, bet tu gale dienos išspręsi viską, kaip turi būti. Tada, kad jūs žinotumėt, kokia man ramybė ateina. Ir ne ta ramybė, kur tiesiog laikina, bet jinai vidinė ramybė. Tokia ramybė, kur aš net negalėčiau paaiškinti. Ir tai yra kiekvieną dieną mes turim tą pasirinkimą daryti. Kaip mes einam į darbą, kaip mes einam į mokyklas, į universitetą. Tai yra kiekvieną dieną sprendimas. Dieve, aš atiduodu tau savo gyvenimą, tu vesk mane toliau. Aš noriu tik tai tavo valią ir aš atsisakau savo norus ir traškimus ir tu jos jau visus žinai. Ir aš žinau, kad tu žinai geriausiai ir tu išspręsi viską geriausia. Tik ir manau svarbiausia tiesiog išlaikyti tą širdies poziciją. Ir aš suprantu, per Danieliaus istoriją jis visada turėjo tokią tyri širdies poziciją. Jis visada žiūrėjo į Dievą, nesvarbu kokia aplinkybės. Ir atrodo, tie liūtai jau aplink jį buvo ir jie norėjo rasti blogą jame, bet ir atrodo, jis jau apkaltino jį ir jis supranta, kad žmonės nori kažkaip blogo jam, bet jis vis viena ėjo pas Dievą. Niekas nesustojo jo kelią su Dievu. Nesvarbu kokios situacijos, nesvarbu kaip jam turbūt skaudu buvo, jis vis viena ėjo pas Dievą ir meldėsis ir sakė ačiū. Ir jis dėkojo Dievui. Ir aš žinau, mano gyvenime buvo tokios situacijos ir man buvo labai sunku tai padaryti ir paleisti ir sakyti, Dieve, aš vis viena eisiu paskui tave. Aš vis viena eisiu paskui tave, nesvarbu, kaip mano gyvenimas atrodo dabar, nesvarbu, jeigu aš nematau, kaip šita situacija išsispręs. Ir nesvarbu, kad aš jaudinuosis dėl to, aš vis viena eisiu paskui tave.
Ir tikrai, va čia yra tas tikras apsisprendimas ir tikras ėjimas su Dievu. Čia nėra, kad sekmadienį mes nueinam į bažnyčią ir pasimeldžiam ir dainuojam, kad mes pasitikėsim jo ir tada per savaitę mes paleidžiam tos santykius su juo, mes neinam paskui jo, mes neturim to troškimo, noro eiti paskui jo. Ne, čia nėra tas tikras ėjimas su Dievu. Tikras ėjimas su Dievu yra kasdieninis, tas atėjimas pas Dievą ir pasilenkimas prieš jį ir pasakyti jam, Dieve, aš nesuprantu, kodėl šita situacija įvyko man, aš nesuprantu, kodėl tu daleidai, kad va taip įvyktų man, bet aš pasitikiu tavim ir Dieve, tu rodyk man per savo raštą, ką tu nori man parodyti, atverk mano širdį, matyti naujai, matyti tave naujai, ateik į tas vietas, kur man skaudu, kur aš nesuprantu. Ir Dieve, tu man parodyk. Ir aš suprantu mano gyvenime, kaip aš tos sprendimus dariau, kaip aš turėjau, tikrai atėjau iki to liepto galo ir aš sakau, Dieve, aš jau negaliu viena, aš atsiduodu tau. Ir aš pasilinkiu prieš tave. Ir kaip aš einu prie tos pozicijos, kad man reikia tik tai tavęs. Man reikia tik tai tavęs, Dieve, nes aš bandžiau kažkaip išspręsti tas situacijas, aš bandžiau savo jėgom išspręsti, bet jos niekaip neįsisprendė. Ir aš suprantu, kad Dieve, tik tai tu gali man padėti. Ir kad jūs žinotumėt, kiekvieną kartą he showed up. Angliškai taip yra. He showed up ir jis tikrai buvo ten ir jis tikrai padėjo man ir jis padėjo man per visas situacijas ir galbūt neįsisprendė taip, kaip aš norėjau, bet tai buvo geriausias variantas ir aš tikrai būčiau taip pati nesugalvojus ir yra tiek daug stebuklų Dievas darė mano gyvenime. Kaip aš tiesiog paleidau tas situacijas ir leidau jam vesti mane, kaip aš tiesiog leidau jam vesti mane, tada atėjo tokia laisvė, tokia ramybė tose situacijose ir tikrai Dievas yra galingas Dievas ir per tas mūsų sunkias situacijas jis panaudos jas ir jis panaudos ir jie bus liudijimai apie koks geras Dievas yra. Kad aš dabar kalbu tiesiog apie Dievą, čia yra Dievo stebuklas. Čia yra Dievo stebuklas, nes aš nežinau, kur aš būčiau buvus, jeigu aš nebūčiau atidavęs savo gyvenimą jam. Aš tikrai nežinau, kur aš būčiau buvus. Tamsoj, neramybėj ir tikrai tamsioj vietoje aš būčiau buvus ir gal aš būčiau siekius visų dalykų pasaulietiškų ir jie man nieko nedavė. Jie man gal ir davė tą trumpą laimę, tą trumpą prisipildymą, bet Dievas man duoda 100 000 daugiau ramybės ir pripildymo. Aš nežinau, gal tu jautiesis, kad tu neturi jokios prasmės, bet Dievas turi tau paruošęs kažką. Jeigu tu iš tikrųjų dabar mane klausais ir tu nori kažko daugiau negu ką tu turi ir tu visai bandai sekti pagal tos pasaulietiškus dalykus, bet tu supranti, kad yra daugiau. Yra kažkas geriau, tai tikrai aš raginu jūs, eikit ir turėkit tą santykį su Dievu, nes jis myli tave, jis taip jūs myli. Ta meilė jinai yra nesibaigianti. Joks žmogus, joks tėvas, joks žmona, vyras negali mylėti tave kaip Dievas. Ir jis tik tai gali pripildyti visas tas vietas, kur tu esi pasimetęs, kur ten yra skylė galbūt, kur tau yra tuščia, jisai gali pripildyti tas vietas ir jis labai labai tave myli.
Tai va, aš meldžiu, kad mes visi būtume kaip Danielius, kad nesvarbu, kokia situacija būtų, geros ar blogos, bet kad mūsų tikėjimas būtų toks pats, kad mūsų tikėjimas būtų tas pats ir kad mes pasitikėtume Dievu iš tikrųjų. Ne 95 procentus, bet 100% mes pasitikėtume Jo. Ir tikrai, ir raginu, jeigu jūs neturite tų draugų, gerų draugų aplink tave, jeigu jūs norit turėti to žmonės, kad palaikytų tave, tikrai suraskite bažnyčią arba tiesiog draugė, gal jūs žinot, kur tu einat tuo keliu su Dievu, tikrai kalbėkitės ir prisijungkit prie žmonių, nes be žmonių mes esam labai pavojingoje vietoje, be žmonių labai yra sunku paslysti ir tiesiog pasiduoti ir nueiti tuo keliu vėl į tą seną gyvenimą, kur mes bandom rasti tos dalykus. Ir aš suprantu mano gyvenime, kaip aš padariau tos sprendimus, kad aš noriu Dievo, aš noriu turėti gilesnį santykį su Juo. Ne tik, kad čia sekmadieniais, aš noriu kasdieniniai santykiai su Juo turėti, nes aš žinau, kad čia yra realu ir aš žinau, kad aš galiu gyventi gyvenimą, kur yra pilnas džiaugsmo, pilnas ramybės, pilnas gyvenimo. Ir aš žinojau, kad jeigu aš noriu tą sprendimą daryti, aš turiu turėti tos žmonės aplink mane. Jo, ačiū, kad prisijungiai, ačiū, kad klausėjai ir iki kitos savaitės. Viso gero.